pažiūrėk, kada aš jau leidžiu. Į Kauno oro uostą atkeliavo tik šįmet. Pirmasis skrydis kovo 29 dieną. Tuoj nusileidžia lėktuvas. Vienintelis įdomus dalykas. Fotografas, kur man tai išleido. Taip, ir jie atvyksta būtent atkeliauja iš Londono oro uosto. Kol kas tai yra vienintelis aviakompanijos vykdomasis maršrutas. Apsisuko, žiūrėk, matai, kur apsisuko? Jau po mėnesio, rugsėjo 22 dieną, pradedami skrydžiai į Indhovalą, o spalio pabaigoje bei lapkričio pradžioje ir pradės skraidinti keleivius Čia nors ne virš jūros pradeda. Tai Olesund. Kyla kaip. Jeigu jau spėjote viską apžiūrėti ir norėtumėte grįžti, Kaip ilgai esi vienam taške. kuris 50 išvyks iš stotelės stoties iki Kauno geležinkelio stoties. Kad mes iš tikrųjų negrįžtame jums nesveikinami. Tėti, jis dabar oro uostą. Tėti, jis oro uostą. Miestas ir jūsų laukia, kad namus autobusas pažiūrės 0-0. Atrodo, kad čia Mes nepastatome laukiame to rožinio orlaivio. Nes jau perskaitė filme 50. Ir tiesioje vis arčiau ir arčiau savo Lietuvą. Tai tiesioje toilutėmis rožinis lėktuvas. Neužmirškime nesutikti jos prietingai, išstodamiesi ir mojodami savo rankomis. Ar neskaitome, nevartame, Pakelkime rankas ir pamojuokime, parodysime svečiams, kokie mes esame svetingi. Taip pasitinka visas pilnas baisus oro uostas žmonių. O tikriausiai visi žinote dar vieną tradiciją, kai lėktuvas nusileidžia ant žemės, ploja pilotams, sėkmingai nusužusiams lėktuvą. Taigi pasiruošėm rankas į viršų, šypsenos veiduose ir mojavimą rusų neturėjo. Šitas geriau nusileido. Nebuvo dūmų pramonių.